girdėti tokius žodžius. Gal ir sunku patikėti, bet kai mano dukra Renė tekėjo už Alfonso, aš atsidžiaugti negalėjau ženklo kūrui. Skandalinga Desado filosofija, skandalingo japonų dramaturgo Juko Mišima tekstu ir provokuojančia vaidyba žiūrovų vaizduotę žadins 6 garsios aktorės ir 3 nemažiau žinomi aktoriai. Režisieriaus teigimu spektaklis Markizė Desat pasaka saugusiems, kurioje naudojamos atviros teatrališko chuliganizmo kupinos scenos, atsisakant buitinės kalbos ir bendravimo. Spektaklis būtų apie tai, kaip vadinkim, naikinant tas visas kaukės, naikinant visas tas uždangas, gilinantis į tą žmogaus, vadinkim, tikrąją prigimtį, jo, vadinkim, tikrąją egzistencijos dugną, kaip galima surasti save. Daugeliui Markizo Desado pavardė asocijuojasi su sadizmu, kuris suvokiamas kaip žiaurumas ir smurtas. Spektaklyje aktorė Daiva Stubraitė sukūrusi grafienės de Saint-Fond personažą teigė, jog pirmiausia jai pačiai teko išsiaiškinti ir suvokti pražūtingą Desado filosofiją. Turbūt niekada dar nevaidinau tokios puolusios moters kaip šitoji, kuri neturi jokių skrupulų gyvenime, kuri tarsi atstovauja Markizo Desado ideologiją. Vaidinti šiame spektaklyje savotiškas iššūkis nedaugybę vaidmenų sukūrusiems aktoriams, teigia lyg ir teigiamo personažo ponios de Montrey asmenybę atgaivinusi aktorė Jūratė Onaitytė. Išsiaiškinti, kaip veikia vaizduotės chimeros, kokios kaukės slepia žmogaus prigimtį nuo jo paties, teko Markizės Renė Desat vaidmenį sukūrusiai aktoriai Indrei Petkauskaitei. Tai yra žmogus, kuris, man atrodo, talpina savyje absoliučiai visas įmanomas emocinės spalvas nuo juodo iki balto. Pasilgusiems aštresnio teatro ir atviros teatrinės žaismės teigiama, jog ši premjera turėtų tapti atgaiva.